Sveiki, mėlyjeji. Esu Justina Vasilievičiūtė, traukos dėsnio ir tapingo praktikė ir didelė angelų mylėtoja. Ir šiandien mūsų susitikimo tikslas yra, aš noriu perduoti mums visiems angelų žinutę gruodžio mėnesį. Yra gruodžio pradžia, šiandien gruodžio 3, bet nesvarbu, net jeigu žiūrėsi šitą žinutę gruodžio 31 dieną, nežinau, iš vis ar gruodis turi 31 dieną, turbūt turi, tai vis tiek reiškia, kad ta žinutė yra būtent jums. Ir aš dar duosiu kokią pusę minutės, kad prisijungtų tie visi, kurie nori dalyvauti gyvai. O kol kas pasiėmiau Grikę pasisveikinti su mumis, bet jinai dabar tokia mėguista, kad manau tuoj kris ir užsnūs čia ant stalo prie mūsų. Tai kol visi susirinks, aš tiesiog noriu anonsuoti, kad jeigu norit savo asmeniškai kortos visiems metams, 21 metams, kortos iš gausos angelų kortų kaladės, tai aš labai mielai ją ištrauksiu ir atsiųsiu jums kartu su tapingo įrašu stebuklingi 21 su angelų palaikymu. Visą šitą gėrį už 9 eurus, tad jeigu norit, tai pakomentuokit, noriu asmeninės kortos, aš mielai atsiųsiu info, kaip galit ją įsigyti. Na, o dabar mūsų žinutė, mano žinutė ir angelų žinutė gruodžiui, tai mes darysim tokią formą, kad aš ištrauksiu 3 kortas iš šitos gausos angelų kortų kaladės ir mano kvietimas jums dabar yra, ir tie visi, kurie žiūrit gyvai ir po to, kai žiūrėsit įrašą, tiesiog pagalvokit ir parašykit komentaruose skaičių 1, 2 arba 3, pasirinkit, kuris skaičius šiuo metu jums labiausiai skamba. Ir tai bus ta žinutė, kuri bus labiausiai jums, 1, 2 arba 3 kortą. Aš ištrauksiu visas 3 ir pakomentuosiu. Tai duodu šiek tiek laiko jums surašyti savo komentarus. Komentaruose tiesiog parašykit. Gal jau yra komentarai, tik aš nematau. Na, dar nėra, gerai, viską pasitikrinau. Taip, gausos angelų kaladė yra mano mylima kaladė, todėl kad jinai padeda būtent įsileisti daugiau gausos. O gausa yra mano mylima tema, apie tai aš visą knygą parašiau, palaikanti visatos energiją. Ir taip pat, kaip aš suprantu, kad gausa tai yra būdas mums patikėti, kad aš esu verta, aš galiu turėti tai, ko noriu. Ir kai kuo labiau aš tikiu, tuo daugiau man visata parodo ir atspindi tą mano vidinį tikėjimą. Ir būtent šita gausos angelų kortų kaladė padeda labiau patikėti, kad aš esu gausa, kad aš gyvenu gausoj. Ir kuo labiau aš tikiu, kad viskas su manim yra gerai, kad aš esu pakankama, tuo daugiau tos gausos aš galiu įsileisti. Na, matau, pradėjo jau eiti pirmi komentarai. Laura pasirinko 1 kortą, Renata 3, smagu. Pažiūrėsim, ką kiti rašys. Na, o aš gal tada pradėsiu po truputį traukti ir pasižiūrėkim, kokia bus pirma žinutė iš gausos angelų kaladės. Labai įdomios šitas kortas, įdomu, kas bus mums. Tai pirma žinutė visiems, kurie pasirinkot 1 numerį, yra štai tokia: paleisk kaltę. Štai. Kai tu leidi savo šviesai ryškiai šviesti, tu įkvėpi kitus. Atleisk savo už tai, ką tu manai, kad padarei ar nepadarei, ir pasitikėk, kad Dievas myli tave besąlygiškai už tai, kas tu esi. Pasimokyk iš savo klaidų ir auk, vietoj to, kad graužtum save dėl to, kad tas klaidas kažkada padarei. Na, manau, kad paleisti kaltę yra tikrai labai visiems mums tinkama žinutė, ypač dabar metų pabaigoj. Palikim kaltę praeitį. Dabar galvoju, kad aš gal nesu niekada tapingo įrašo apie būtent kaltę padarius, gal visai mintis, nes tikrai yra dažna emocija. Ir čia parašyta paleisti kaltę, ne veltui aš paminėjau tapingą dėl to, kad kai mes jaučiam kažkokią neigiamą emociją ir jūs žinot, pagal traukos dėsnį mes pritraukiam daugiau to, ką jaučiam. Ir žmonės, kai pradeda į tai gilintis, jie sako, tai aš negaliu įsivardinti savo, kad jaučiu, pavyzdžiui, kaltę, negaliu apie tai galvoti, nes pritrauksiu daugiau kaltės. Bet jeigu ta kaltė mūsų viduje gyvena, tai jinai nepasileidžia vien dėl to, kad aš nusprendžiau, kad aš paleisiu tą kaltę. Mes turim kažkokį tai duoti išėjimą, nes paslėpta, užslopinta, užspausta emocija yra energija, kuriai reikia kažkokio tai išėjimo, jinai kažkaip turi išeiti.
Ir aišku, kad paleidimo technikų yra daug ir įvairių, tai jeigu turit savo mėgstamą, naudokit ją, bet tapinti galima, jeigu norit išbandyti paleisti kaltę su tapingo pagalba, tai aš rekomenduoju pasiimti kažkurį iš mano įrašų, bet kurį, gal baimė yra arčiausias dalykas ir tiesiog tapinti ir nueis tas poveikis ten, kur reikia. Tai tie, kas pasirinkot pirmą numerį, kol kas matau Laura pasirinko pirmą, pasidalink, ar suskambėjo tau, ar atliepė, ar surezonavo, yra toks įmantrus žodis, tas paleisti kaltę, nes dažnai jau daug duoda vien tai, kad mes pripažįstam, kad yra kažkas kaltės, aš jaučiu. Tie, kurie jungiatės dabar, tai tiesiog pasakau, kad jums reikia pasirinkti skaičių nuo 1 iki 3, 1, 2 arba 3 ir parašykit komentaruose, bus įdomu, kuri žinutė labiausiai bus jūsų. Taip, antra, dabar ištraukiu antrą kortą. Aha, antros kol kas komentaruose nėra, bet kažkas mintise, tikiu, yra pasirinkę. Antra yra štai tokia nuostabi korta. Kliūtis pašalinamas. Visas tavo darbas su savim ir tavo teigiami energijos pokyčiai įveikia senas kliūtis ir kliūtis pašalinamas. Dabar tu patirsi progresą ir judėjimą į priekį su savo projektais. Išlik dėkingume, kad įsitikintum, kad tavo gausos srautas ir toliau tęsis. Štai tokia nuostabi apibendrinanti žinutė, kad visas tas darbas, kurį darei iki šiol, jisai pasiteisino, tavo kliūtis pašalinamos ir tai, ko tu nori, ateina ir išlik dėkingume. Išlik dėkingume. Apie dėkingumą aš dažnai kalbu, dėl to, kad tai yra labai svarbus dalykas ir kartu jis yra toks paprastas, kad jį labai lengva pamiršti. Tai dėl to vėl čia norisi priminti ir šitą kortą primena išlikti dėkingume tam, kad įsitikintum, kad tavo gausos rautas ir toliau tęstusi. Ir dėkingumas padeda mums apeiti tą reiškinį, kad viskas, ką mes turim, yra standartas, yra norma ir aš noriu kažko dar daugiau. Ir taip gaunasi, kad mes niekada nei akimirkai nesustojam, nes visada norim kažko daugiau, kažko dar. Ir gerai yra norėti. Augti, norėti yra mūsų žmogiška prigimtis. Mes ateinam į šitą žemę tam, kad patirtumėm kažką naujo, kad augtumėm, kad plėstumėmės kaip asmenybės. Bet jeigu mes neišmokstam būti dėkingi už tai, ką turim, jeigu išmokstam, aš turiu minti, kad jeigu neturim įpročio būti dėkingi už tai, ką turim, tai mums sunku džiaugtis tuo ir mes tada galim užsisukti tokiam rate, kad nuolat darom. Yra toks angliškas išsireiškimas, kad tampa nebe human being, o human doing, nes žmogus kaip, čia sunku lietuviškai išversti, bet žodžiu, kad mes tampam nuolat kažką darančiais. Aha, dar matau pirmą žinutę Dianai, tai buvo paleisk kaltę. Ir antra korta kliūtis pašalinamos. Na ir trečia korta, trečia žinutė, iš komentarų kol kas matau Renatą pasirinkusi. Pakomentuokit ir kiti, bus įdomu, kuri korta dažniausiai bus pasirinkta. Ir, trečia žinutė yra štai tokia, sąmoninga vartotoja, štai toks paveiksliukas. Tu turi galę gydyti šį pasaulį ir padėti jam, nuspręsdama pirkti tik tai produktus ir paslaugas, kurios yra etiškos ir draugiškos aplinkai. Būdama sąmoninga vartotoja, tu pasirenki investuoti į ekologiškas prekes ir į sąžiningą prekybą užsiimančias verslus. Tu gyveni paprastai ir perki tik tai, ko tau reikia. Na, manau, labai geras priminimas, ypač dabar šituo laikotarpiu, kai prieš šventes norisi pradžiuginti artimus žmonės, norisi padovanoti kažką ir tikrai aš buvau šią savaitę nupirkti keletos dovanų ir kelis kartus turėjau save sustabdyti, nes atrodo, kad dar ir šitą galėčiau nupirkti, dar ir šitą, tai vien dėl to, kad galėtumėm daug nupirkti, tai nereiškia, kad turėtumėm, nes svarbiausias dalykas yra išreikšti tą meilę ir šilumą ir priminimas apie sąmoningą vartojimą, ypač dabar, kai yra dalykų, kurių mes negalim daryti, kol karantinas. Tai kartais pirkimas gali atrodyti kaip tokia tinkama alternatyva, tai angelai primena mums, kad būtumėm sąmoningom vartotojam. Tai visoms ir visiems, kurie pasirinkot trečią skaičių. Tai apibendrinant, dar matau, Aurelija pasirinko irgi trečią.
3 žinutės gruodžiui. Gali būti, kad kažkam bus ne kažkuri viena korta, bet visos 3. Taip irgi galima. Čia nėra teisingo ar neteisingo būdo priimti tą žinutę. Tai žodžiu, oi, čia ne taip, šitą pirmą. Paleidžiam kaltę, kliūtis pašalinamos, tai ko mes norim ateina ir būkim sąmoningos vartotojas. Štai tokios yra žinutės gruodžiui. Na, o jeigu norit savo asmeniškai gausos angelų žinutės visiems metams, tai bus korta, kuri lydės jūs visus 21 metus ir kartu dar su tapingo įrašu stebuklingai 21 su angelų palaikymu, kad paleistumėm tas neigiamas emocijas, kurios gali iškilti, kai galvojam, kad labai bus geri metai. Tai mielai kviečiu, tiesiog pakomentuokit noriu kortos ir aš atsiųsiu detalės, kaip galit tai įsigyti, mielai atsiųsiu jums. Na, o kitą savaitę dairykite susitikimo su manim, nes trauksiu metų kortą mums visiems. Tai bus kortų traukimo daugiau. Ačiū, kad esat. Aurelija dalinasi nuostabios žinutės, labai smagu. Pasidalinkit ir kiti, kaip jums tos žinutės, kuri labiausiai suskambėjo, kuri bus jums ir ką pasiemat. Ir nuostabaus šventinio gruodžio. Ačiū, kad esat. Iki.